šį kartą su laida Ar galiu užeiti atkeliavame į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Esame būtent garbės arba vadinamoje šlovės alėjoje. Tai čia matysite absolventų laidas ir, pavyzdžiui, išskirtinai matysite vieną leitenantą karininką, kuris baigė karo akademiją tais metais geriausiai. O kas čia yra per spintelės su tais faktais? Tai dabar esame šalia auditorijų, tai atitinkamai šios spintelės yra padarytos tam, jog būtų galima susidėti elektroninius prietaisus prieš įvairiausius atsiskaitimus. Istorija yra svarbu, istorijos egzaminas yra kaip vienas reikalavimų norint studijuoti karo akademiją ar ne? Norint įstoti į karo akademiją reikia išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą, matematiką ir vieną pasirenkamai. Bet rekomenduočiau taip pat istoriją mokytis, nes yra toks geras posakis, jog ne kiekvienas istorikas yra karininkas, tačiau kiekvienas karininkas yra istorikas. Esame kliūčių ruože, taip pat šalia kliūčių ruožo čia va matote yra papildomai treniruoklių, būtent šiltų paros metu ir tenais irgi toliau prasitęsia tie treniruokliai. Tai šį čia populiaru daryti mankštas būtent ant šito stadiono, kadangi mes kiekvieną rytą keliame 6 ir tada darome mankštą. Tai jūs visi, nepaisant to, ar 1. ar 4. kursas, keliasi kariūnai 6 ryto, eina daryti mankštą, visi gyvena čia, visi studijuoja čia ir, nežinau, jūs išleidžia išeiti iš šitos teritorijos, kuri priklauso karo akademijai. Mankštą daro tie, kurie lieka nakvoti karo akademijoje. Visi kiti nuo tam tikro kurso turi galimybę išvykti į miestą. Pavyzdžiui, nuo 1. kurso dažniausiai esi paleidžiamas nuo 4 iki 7 ryto. Visur yra taisyklės, viskas yra aiškiai išbrėžta, kas ką kaip turi daryti. Čia ką tik praėjo visa kuopa, vėliavai buvo parašyta, kad 3. kuopa, tai kur jie visi nuėjo? Tai čia, kaip dabar matėte, ėjo 1. kursas valgyti visi bendrai. Tai 1. kursas eina valgyti bendrai, nėra kažkokio... Ne, iš esmės visiems kursam priklauso teritorijoje vaikščioti rikiuotėmis. Vienas iš pavyzdinių kambarių, kaip turi atrodyti iš esmės gyvenamosios patalpos. Tai tokiuose kambariuose gyvenama yra po 4, taip pat, kaip matote, yra 4 stalai, 4 kėdės, spintos ir taip toliau. Na, įprastai Lietuvoje studentai gauna stipendijas, dažnai skundžiasi, kad jos yra labai mažos ir iš tikrųjų jos yra mažos stipendijos, o kaip yra karo akademija? Karo akademijoje dabar, pavyzdžiui, 4. kurse aš gaunu 1200, 1. kursas gauna 500 kažkur, 2. kursas iki 700, 3. 900 gal kažkur.